Nu, ką, miela pelė, taip sakant, ką besakytų mums vakarietiška vakarų propaganda per televiziją ir visur. Bet Baltarusijos žmonės gerai gyvena. Gūdai? Gūdai, jo. Žmonės ant kalėdų tenais išlavė visas parduotuvės. Pasižiūrėkim, kaip atrodo pagrindinis Minsko Akropolis. Režisiorius, įmeskit Akropolio fotografiją Minske. Va. Matot, viskas iššluota. Reiškia, žmonės turi pinigų, kad šluotų parduotuvės. Ne taip, kaip mes. Tai čia krizė. Krizė yra vakarų propagandos apnuodytose mūsų galvose. Ar jūs kada nors matėt, kad Lietuvoje būtų taip iššluotos lentynos prekybos centrų? Visas lentynos, ar matėt kada nors? Ne, nematėt, nes lietuviai neturi pinigų iššluoti lentynoms prekybos centruose, kaip gudai, kad turi. Gudai viską šluoja bijodami devalvacijos. Geriau fritiūrinė rankoje negu zaičiukai bumažnikė. Aš irgi bijau devalvacijos. Vat po geros savaitės litas bus devalvuotas į eurą. Ir vakar aš buvau Akropolį, tai prekės praeit neina. Taip, žmonių irgi yra, aš sutinku, yra, taip. Bet kad šluotų taip prekes kaip Baltarusiai, nėra šitaip, nes neturi pinigų. Aš jums tai pasakysiu. Man nereikia sakyti. Aš pats matau viską. Pasižiūrėkit, Akropolį, kas dedasi. Ten tiek yra gudų, kad ten jau nebe Akropolis, o Gudopolis. Ir taip tie gudai šloja mūsų Akropolį prekes. Ne tik tais pas savęs, bet ir pas mus viskas šlojasi. Reiškiasi, gerai gyventi yra prie Lukašenkos. Reiškiasi, gerai gyvena prie Lukašenkos. Ką? Nu, pas jos kolchozo pirmininkas, chazeistininkas, žino, kaip šalį valdyti. Jūs neironizuokit. Nebūtų Landsbergis nugriovęs Kolūkių, tai dabar prezidentas būtų Karbauskis, tai Lietuva būtų Kainaisiai. Matėt turbūt, ne? Ar skaitėt knygą Landsbergių klanas, kur Janutė neparašė? Nu, dar ne. Nu, tai vot. Bordžijos, palyginus su šitais, tai tik tais žiedeliai. Tai su artėjančiom kalėdom. Kaip? Jo, prisijunga, jo. Bet tai vargu, ar paprastas žmogus išsitrauks iš pastaltelės ilgą šiaudelį.